dienos, šeštadienis, balandžio 1, nes balandžio 1, ne, kėlėme kažkur apie 8 valandas, nuėjome mėgoti 3:30, man atrodo, nuėjome mėgoti, visai neblogai iš tikrųjų, ne? Pabaiga paduotas, atyti, viskas norėjau mėgoti, bet tada prieš tai tenai dar su vienu draugeliu buvau susitikęs, ten šitum kalbėjau vakar dienos, man atrodo, epizode, kai jau namo ten ir su juo pakalbėjau, o taip pats tūsas buvo vakar su klase, taip normaliai iš tikrųjų, vakar epizode aš ten kalbėjau apie tos visus dalykus, bet pasakysiu tik tiek, kad buvo tikrai neblogai. Pirtis, aišku, ten nesveikai geras dalykas buvo, norite kažko daugiau sužinoti, galite nueiti pažiūrėti vakar dienos epizodą. Jau yra 301 epizodas, visai neblogai, lietuvių egzaminas išlaikytas, 10, ramu draugai. Dabar judame prie anglų egzamino ir prie vairavimo egzamino. Ir turėjom šį epizodą, būnam laimingi, pozityvus, niekada nepatodam ir šypsamės per visą epizodą. Tai paėmėm, atvarėm į kaimą. Sakant, tėčiu uždėsime šlangutę vieną šitą, nes jinai buvo, ta prasme, ten kiaura, būtent šitą vietą, ten suvirino tavo ir uždėjom, pakeitėm, normaliai dabar viskas. Vanduo iš per šitą vietą nebebėga, bet kai šitą pakeitėm, pamatėm, kad kiauras radiatorius, jis visas yra radiatorius, kai rodžiu kiauras. Tai va, dabar reikia suderinti naują radiatorių ir tada bus viskas jau tada nepriekaištinga ir vėl bus viskas labai gerai, tada mes normaliai važinėti. Ir taip dabar gali važinėti, bet labai greit vanduo išbėga, tai iškart kaista ir labai blogai, tada mašinai. Na taip, užsikūrė, viskas gerai. Stanga buvo pakeista, važiuojasi normaliai. Ratus pabandėm patikinti naujus, uždėti tokius rimtus, bet žiūrim, kad milimetrovkiam, va. Čia, sreigiukas, visiškai milimetrai tiesiog netinka, viskas netinka ratas. Blemba, biškiuką pakoregavus, manau, ratą, tai tiktų iš karto, bet tada būtų jau golfas aukštas rimtas. Bet taip, vis tiek viskas labai normaliai. Iš tikrųjų, golfas stovi gerai. Taip, reikia gal dar nueiti Hondą čia užsikurti, pasižiūrėti, kaip jinai gyvuoja. Gal ir pravažiuoti vieną ratuką, nors nežinau, pagalvosime iš tikrųjų. Kaime man čia patinka kašį dėl to, kad nežiauri žiema. Galima labai linksmai padėlioti ją. Iš tikrųjų, nuostabus dalykas, paėmė šitai. Padužai, va, ten matycikas mūsų čipsis kaimo žemaitkėme. Taip, pavariau dar su Honda, biškį pavažinėjau, iš tikrųjų, taip. Sikūriau. Biškį kelnes. Tokias norbatį, matys, kad visi purvini, bet užtat gerai, pavarėm, gerai. Man asmeniškai tikrai taip patiko, žiūrėti. Pavariau per pjovas, biškį ten padraskiau, padriftinau, taip gražiai, iš tikrųjų, gerai. Tai va, viską padarėm, normalų, iškrovėm. Dabar tėvai pas mamą sėdi, kalbasi, tada varysime namo. Namie, ką žinau, iš tikrųjų, ką labai veiksime, dar nežinau. Oras tikrai nėra šaltas, tai gal kokį tai dabar padarysime, ar gal kažką kitą. O, dar filmuoja, ne? Labai gerai. Grįžame namo, iškrovėme malkas, tėtis ten išvažiavo kažkur kitur, ten savo reikalais. Sainis toksai dar neblogas. Ką veiksime, tikrai dar nežinau. Tai dablės reikėtų iš tikrųjų išlysti, nes žmonių, kurie nori, ta prasme, tai dėl reikia parašyti, kad turytų sukavosime, bus vlogui dablės vaizdų. Aišku, norėčiau daugiau kažką paveikti, ne tik tai, norėčiau kažkur dar išvažiuoti, pavyzdžiui, draugelis, taip kažkas tokia biškiuka. Būna, kai būna iš tikrųjų, kad ne, kai teisės bus, tada jau bus ramiau, biški ramiau. Aišku, reikia pirmą išlaikyti, bet manau, kad išlaikysiu, tiesiog savim pasitikiu ir tiek. O taip, fan istorija, kad šis megztinis priklausė mano dėdukui iš tikrųjų. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told you, it's the best light I know. It's not a game that I am playing. My love, trying to hold my feeling, I don't know
what's right. I'll find the Duobdujas buvo tikrai nelabai pasisekęs, todėl, kad kovojom vieną kartą, trauma vieną ranką, ta prasme, viskas susižydė. Gerai, praėjęs skausmas, varom vėl, antrą mečią, ta prasme, vėl kartuojam, nes tenais tas nutrūkas staigiai. Vėl kovojam vėl, vėl ranką, vsio. Nebegalime kovoti, taip ir pasibaigė tas Duobdujas kovas. Tai va, ką tada veikti, sakau, viskas gerai, baigiam šiandien, tai tiesiog paėmiau dabar, ištraukiu dviratį, sakau, reikia paimti tiesiog ir pavažinėti biškiuką bent jau, taip va, pakrūzinti lengvai pakapatorvą, graži diena, reikia naudoti pavasariu, palsėti, taip tiesiog pavažinėti ir viskas. Been on the low, but you know I've been trying to keep it cool. Ain't for sure, just some toes dipping low in the swimming pool. But that's alright, lose ourselves in track of time. I don't mind, I know you don't either. I know you don't either. Don't worry about a thing, love, yeah. Just listen to the music. You ain't even gotta sing, love, yeah. But don't be afraid to use it, yeah. Open up and love, baby. The sunlight dance right over you, over you. Take off your shoes, take off your shoes. It's the season of the marmalade. Don't forget the bay. Dar viena diena artėja pabaiga. Toks ramus šeštadienį šiandien, iš tikrųjų visą dieną kartuoju, ramus, gražus, paprastas, poilsiadienis. Dažnai kartuoju, taip dėl to, kad buvo tokių daug pasikartojimų, tačiau, buvo tokia diena, kokia buvo. Pasivažinėjom su dviračiu, ramiai pasibuvom, pasidžiaugiam, dabar sėdam centre pasėdėti. Nieko aplink labai nėra, iš tikrųjų tuščia. Gal ir gerai, nieks nemaiša filmuoti, ne, iš tikrųjų, bet, sėdėtų merginą galėtų užkalbinti, ar ne? Ne, iš tikrųjų, kalbinčiau kažkaip, abejoju. Ramiai nori šiandien pasibūti. O taip, nuvariau dar pas klasioką, biškį pakalbėjau su klasioku, tada nuvariau iki Simo. Simo nebuvo namie, tai tada atvariau čia. Su jo tėčiu pakalbėjau, nes sutikau jo tėtį vaikštant, tai va. Su jo pakalbėjau, dabar va čia atsėdu. Reikės pabiškį judėti namo, kiek matau, gražus saulėlydis pagal langą. O taip, nežinau, ar varysim kažkur į Vilnių ar į Kauną šiandien, abejoju. Nes jokių filmų gerų tikrai nėra, nebent vienas filmas koksai yra, tai Logan. Ne, iš tikrųjų bus matyti kaip kas. O taip, galime judėti iš tikrųjų draugai namo. Epizodai paprastai pas mus būna motyvuoti, tiesiog siekiam savo svajonę. Kai galime ilsimės, aišku, man epizodai yra kaip ir vis tiek tas darbas vadinamas, kuris man žiauriai patinka, tai yra mano hobis ir aš tikrai nelaikysiu niekada darbu, nes man tiesiog patinka filmuoti save. Man patinka tiesiog filmuoti, kelti YouTube ir kartais netgi gal jūs įkvėpti. Ir jei man patinka žiūrėti tai, ką aš darau ir kaip visą laiką kažką įkeliu, nuostabu. O jei ne, manau, kad nors patiks, nes vis tiek mes tengiamės, mes dirbam ir kartais manau įvertinsite tai, ką aš darau. Gal. Aš žinau, kad jūs galite gyvenime tikrai viską, tiesiog kartais būna sunkumų visiems. Bet tiesiog reikia dirbti jums, žinokit. Ir taip, kartais tikrai sunku suprasti, ką dirbti, gal reiktų pasakyti. Todėl linkiu aš jums bent jau šiandien, kad sugalvotumėt kažką, ką jūs turėtumėt daryti, kad pradėtumėt per savo svajonę, nes reikia jums plano kartais, reikia kiekvienam žmogui plano, kad galėtų pasiekti tai, ko nori. Nes be plano labai retai, kas įsigyvenys, nes tiesiog, kai varysi belia kaip, tai mėtysies per gyvenimą, tai nieko gal nebus, bent jau mano manimu. Todėl bandom draugais planuoti ir įgyveninti viską ir po to galėsime mėtis po pasaulį, ta prasme, keliauti. Aišku, jei kažkam patinka keliauti, nes aš tikrai norėčiau, nes niekada aš nebuvęs tenai labai toli kažkur užvaręs, kur šiltus kraštus ar kažkas, tenai, kai tenai būna su tėvais visur varo ar panašiai, tenai Egiptus visur, tenai kur tik nevaro. Man tokio dalyko nėra. Aš nesiskundžiu, man kaip yra, taip yra, man gerai, tiesiog yra toks dalykas, kad kartais negali to turėti dabar, bet bent jau turi stimulą dirbti dėl to, kad turėtum ateityje. Tai va, judame namo. Pavalgykime šiek tiek, tada biškį pasidėjome tenai, kai pabaigiam kalbėti būtent toje vietoje, tada taip ramiai pavažiavome, pašinėjom su draugeliais, taip ramiai, viskas iš tikrųjų gražiai. Diena, kaip ir sakiau, nebloga tikrai buvo, viskas gerai. Ačiū draugai, kad žiūrėti šį epizodą. Nežinau, ar jums patiko toks ar ne, bet toksai buvo, žinai, jau toks buitiškas, vosgi neturėčiau pasakyti, tiesiog paprastas vlogas. Nieko ypatingo, nieko neįtikėtino, nieko labai prasto, tiesiog normali Aivaro rami diena su epizodu.
Ačiū draugai, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, prenumeruokit, nenorit, neprenumeruokit. Labiausiai būkit laimingi ir pasiekit savo visų svajonių. Iki draugai, aš jumis tikiu ir susitiksime rytoj. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof.